Eteryje Laurynas Matonis. Ir Justas Pačinskas. Sveiki. Labas. Pasmės sekundės prieš mums pasisveikinant su jumis buvo klausimas užduotas. Kalbėsim apie Džokerį. Sakau, jo. Tai... Išaiška. Nu tai gerai, pradedam, ne? Nu tai pradedam, važiuojam. Džokeris. Kaip ten jo tas prancūziškas? Tu, kur vienintelis žmogus ištarė La Folie Deluxe. Folie adieu. Leko. Visi... Tu? Iš draugų. Prieš pradedant kalbėti noriu pasitikrinti. IMDb reitingas 5,3. Pakrito nuo to laiko, kai aš penktadienį, man atrodo, žiūrėjau. Buvo 5,5 buvo, dabar 5,3 ir aš meščiau iki 5. Arba gal net 4,5. Apmėtykit mane akmenim, bet man nepatiko tas filmas. Aš manau, kad šitave ne akmenimo auksas apmėtys žmonės. Nu, nepatiko man tas filmas. Gerai, kodėl kalbam? Gerai, man, išsiaiškinam, normaliai bendravom. Man nepatiko, nes aš niekur, mes jau praeitą penktadienį su jums kalbėjome apie tai, kad mes abu neturim nieko prieš musicalus, bet taip. Ten jo per daug buvo ir ten nėra vieta. 25% kažkur musicalo buvo paties. Daugiau gal net. Nes, aš skaičiau, kiek šešias scenos buvo. Bet, tarkim, sakyk savo nuomonę, aš bandysiu neperduoti. Labai gražiai nufilmuota, Žakimas Phoenixas yra perlas, Lady Gaga irgi man patinka didžiosiuose ekranuose, viskas yra okei. Nu, bet tai panašu, kad scenarijaus autoriai supjovė grybą ir dabar gavas, kas gavas ir aš laukiu Džokerio, mintyse ėjau besukdamas atgal juostelę pirmos dalies ir jaučiuosi nusivylęs, tai bent jau popkornai skanus buvo. Čia va tas įvertinimas, kur išeini iš salės, kad bent jau popkornų pavalgiau. Bet čia matai, tas yra dalykas, kad pradėkim nuo to, kad dekonstruokim šitą filmą. Nufilmuotas jis yra be proto gražus, be proto gražus, yra scenografija, viskas tikrai žiauriai gražu. Efektai. Lady Gaga, atrodo, turi kažkokį kaip savo sielą yra pardavus muzikai, nes jinai, kur yra filme, negali būti be muzikos. Aš viskas Gucci buvo, bet vis tiek. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, tas filmas, aš manau, buvo, nes režisierius nenorėjo nieko absoliučiai su juo daryti, nenorėjo kurti antros dalies, bet visi produceriai Warner Brothers sako, žiūrėk, vienas mums pirmas filmas sugeneravo milijardą pajamų, darom antrą, ir tada buvo tas blogiausias visa valdyba 2021 metais, kai paskelbė, kad bus antra dalis, tada buvo COVIDas, kad žiūrovams suprasti, kodėl jie tokį sprendimą padarė ir čia yra pasekmė tų metų, nes tais 2021 metais vienintelė studija iš visų Warner Brothers pasakė, kad mes savo visus filmus, įskaitant pirmą Dune, leisime tiesiogiai tą pačią dieną į kino teatrus ir į streamą. Ir ta labai daug pasipiktinimo turėjo. Ir čia buvo tas senas CEO, senas prezidentas, kuris tada labai stipriai buvo sukritikuotas visos industrijos ir nuo to laiko dar čia buvo ta pasiekmė, kur scenarius buvo rašomas bele kaip. Režisierius niekam nerodė šito filmo iki Venice filmų festivalio, kur buvo kažkada visi gavo 11 minučių standing ovation. Kaip įmanoma ploti 11 minučių šitą filmą, aš neįsivaizduoju. Vienas dalykas. Kitas dalykas, aš manau, kad filmas nebuvo toks blogas. Jisai nebuvo toks blogas, nes aš žinojau, ko tikėtis. Aš nebuvau nusistatęs už prieš musicalus, aš nieko nebuvau nusistatęs. Bet jinai buvo nusistačius tikrai prieš... What the... Čia pas mūsų griūna jau sieną. Studijai nukrito dar vieną plokštę. Gerai, Džokeris buvo labai geras filmas, mes atsiprašom. Ne, šiaip filmas buvo neblogas, aš įvertinčiau biškį geriau negu 5, tik manau, kad ten buvo labiau ne Džokerio, o Arthur Fleck pats, kaip sakoma, visas reversmas ir metamorfozė. Bet aš vis tiek sakyčiau, visiems reikia nuvaryti, pamatyti ir patiems vertinti, koks tai buvo filmas labiau, nes neklausykit kritikų, neklausykit žmonių, nes biškai per daug yra jungta nepykantos gaidelė, sakyčiau, bent jau mano tokia nuomonė. Gal labai daug kas sako, kad jis blogas ir dėl to atėjus iš karto jau suprės, kad tikrai nėra toks blogas kaip Morbius ar ten tas filmas, net nepamenu, kaip vertėsi Madame Web, nu tikrai jie nėra tokie blogi. Tiesiog yra vienas dalykas, kad visiems buvo nusišiktant to filmo iš producerių ir režisierių. Ir čia tas, man atrodo, davė savo. Gerai, turim Dianą, žinote, kuris sako, Džokeris buvo žiauriai geras filmas, antradienį buvo ir ta muzika, dainavimas tikrai nemaišė ir neiškrito iš konteksto. Va tai va. Va, šunolė, tai Diana, tu maladės. Nu. Dar du dalykai. Vienas tai yra, peržiūrėjau, tai yra Monsterį? Tavo rekomendacija. Aš ne tik Monsterį, brolau, mielas, peržiūrėjau. Aš peržiūrėjau ir Netflix'e vakar išėjusią dokumentiką 2 valandų, kur jie patys telefonu. Aš nežiūrėjau. O, mokinys pranoko mokytoją. Gerai. Nu, tai va labai rekomenduoju. Iškart po to žiūrėti irgi fainai yra, nes aš peržiūrėjau visą serialą tavo rekomendacijos ir paskui
grįžtu namo, mano ponė sėdi ant sofos su pulteliu, greit renki, žiūrim, nes ką tik išėjo, nieko nežinau, pavalgysi vėliau. Ok, gal važiuojam, nes labai užsikabinom ant serialo ir po to iš karto išėjo ta dokumentika, kurie patys savo lūpomis pasakoja, tiek Lailas, tiek Erikas savo visą istoriją ir visi kiti. Pritrūko jų šitosgi advokatės. Galiniuose titruose yra pasakyta, ten 3, man atrodo, esminiai personažai, psichologas, advokatė jų, ta garba nebanguotam plukais ir dar kažkas atsisakė bendrauti su kuriais tos dokumentikos, bet čia žiauriai geras, labai patiko ir žiūrėdamas dokumentiką supranti, kaip seriale, vadybiniam seriale yra gerai atkurti personažai net iš išvaizdos. Jo, ir kas svarbiausia, labai daug gavo daug nepykantos, nesako, kad net nebuvo, ten nėra tikslinga ir panašiai, bet ten tokia, aš nežinau, kodėl yra toks kultas su visais psichopatai žudikas, kai jie gauna tiek daug dėmesio ir meilės ir jie yra taip, yra kažkaip dramatizuojami ir taip romantizuojami. Tai va, aš neįsivaizduoju, bet šitą, bet to temą žiūrėjau panašų filmą, ne panašų, ten neserijiniai žudikai, bet vadinasi Substancija, šį savaitgalį su draugeliu nuvarėm. Okay. Holy shit, tavrasime, draugelis išėjo ir saksai, ką aš čia žiūrėjau, tavrasime, filmas yra paprastas konceptas, kad tu ten atsiranda žmogaus kopija, kur yra jaunesnė, geresnė už tave, bet jūs vis tiek esate tas pats kūnas. Vieną savaitę gali būti senoji versija, kitą savaitę gali būti jaunoji versija, bet kitas versija, kuri egzistuoja, kita išsijungia. Ir ten yra visiškai kaip šių laikų moteriškasis Dorianas Grėjus. Okay. Nu, buvo nepatogu, buvo labai nepatogu ir, 2 dienas nevalgiau po to filmo. Okay, nes buvo, nežinau, parašykit žiūrovą, jeigu matėte, nes aš mačiau, kad daug žmonių matė ir ėjo, tai man įdomu, kaip jūs reaguojate, kaip merginos apskritai reaguoja šitą filmą, nes ten labai parodo, kaip industrija visą laiką moteris nuvertina ir kaip jos turi būti visą laiką gražios, visą laiką turi būti nuostabiom figūrom ir kartais man patiko ta žinutė, kad žinok, kad ar tu šią metų tu vis tiek esi nuostabiai graži tokia, kokia esi ir kad tu nebesusigražinsi to, kas buvo, bet tu esi dabar geriau negu kad buvo. Tai mat įdomu, ką jie kiti mano apie tai iš tikrųjų. Dar vienas iš jūsų lūpų išėjęs faktas visiškai nesusijęs su įvykiais Vilniuje. Šiandien rytoj kinoteatruose premjera Balio Latėno naujo filmo Tikri farai. Ten Petras Kuneika, Arūnas Sakalauskas, Iron Vytas, Milda Noreikaitė, Šarūnas Datenis ir kiti. Augaloti vyrai iš bent jau posterio, kiek matau tokie, Sakalauskas, aišku, Arūnas, jis yra vyresnis žmogus, tai jis toksai klasika, aš tiesiog užaugau su jo visais personažais, bet visi tokie augaloti vyrai, tikrai farai, žinai kažką apie šitą filmą? Net žiūrėjau trailerį, pasirodė toksai kaip paprastas traileris, tik tais aš dabar galvoju, aš tiesiog gal pajokausiu neskoningai, bet man labai keista, kad dabar visi įvykiai, kurie nutiko šiandien su susišaudimais, jeigu čia yra jų PR stuntas, wow, hebra, koks biudžetas jūsų. Aš labai tikiuosi, kad nėra. Ja. Tai premjera, reikės pasižiūrėti ir įvertinti. Taip. Dar kažkokių rekomendacijų? Noriu parekomenduoti visiems. Pirmadienį pradedam savo sezoną Pasiklydę ekrane ir rodysim Karibų piratus. Juodasis perlas išeina, tai labai visus rekomenduoju pamatyti Kaune ir Vilniuje. Karibų piratai, iš tikrųjų, taip ir kalbėkim biškai sekundę apie nostalgiją. Kodėl Karibų piratai išėjęs 2-3 metų filmas turi daug daugiau geresnių efektų negu kad šių dienų filmai. Tavrasi, aš pasižiūrėjau palyginimui. Išleidžiami yra 200 milijonų ant Toro, kur tiesiog su peintu iškirptas veidas yra vaiko ir įpeistintas ir mes turim visiškai katastrofa, bet kai Karibų piratai 2-3 metais išleistas ir ten yra visi efektai, ten jūra, visi tie žmonės ir panašiai tie padarai, žiauriai gerai atkurti. Tai kaip žmonių yra nuomonė, bet to apie Karibų piratai. Turim fanų Karibų piratų iš vis. Jo, labai įdomu, nes čia visiškai irgi kino klasika mūsų Johnny Deppas, ten Captain Jack Sparrow ir panašiai. Dar tu klausimas iš Edgaro. Sveiki, kinomanai, kaip galėtumėt pakomentuoti, jeigu matėt filmą Beau is Afraid. Aš dabar nelabai atsimenu. Taip, žinau šitą filmą. Aš to režisieriaus nelabai mėgstu darbų, šitą bandžiau žiūrėti filmą, man esi labai sudėtingas žiūrėjusi, ten irgi su Phoenixu Eserais ir ilgas, ten yra jo 4 kaip ir egzistencinės būsenos, kai jis jaunas, paauglys, suaugęs ir senas. Man asmeniškai jis nesukėlė jausmų, tai aš Edgarai labai atsiprašau, kad negaliu kažko daugiau pakomentuoti, bet specifinis jis yra, tiek Phoenixas specifinis yra, tiek šitas yra labai specifinis.
Nu super, man labai patinka jūsų aktyvumas. Šiaip tai mūsų pokalbius su Justu galite rasti Powerio YouTube, ten visos pilnos iškarpos. Jeigu reikia kokių rekomendacijų, ypatingai jų dabar tik tai ir daugės, nes ruduo, žiema, pavasaris yra serialų ir filmų laikotarpis, tai tikrai turėsim daug apie ką pakalbėti. Čia Kinofilai. Ačiū tau, Justai. Ačiū tau, ačiū, kad dėl mano nesąmoningų užsiėmimų savaitgalį sugebėti ketvirtadienį. Šiaip tai grįšim jau nuo kitos savaitės įprastą ritmą, penktadieniais Kinofilo rubrika tokiu metu. Prieš savaitgalį turėsim jums rekomendacijų. Eikit žiūrėti kiną, komentuokit po YouTube. Susitiksim Karibų piratus. Jo, laukiam jūsų. Visą info šiaip tai pas Justą galite rasti, manau. Taip, Pasiklydę kanalą galite pasižiūrėti Facebook, Instagramą, mes ten daug darom konkursų ir panašiai, tai labai laukiam visus, noriu pamatyti. Ir noriu tave pamatyti, Lauryna. Kada? Nebūtinai pirmadienį, šiaip pamatyti. Gerai, einam pakalbėsim. Gerai. Jūs paklausykit muzikos.